Labą dieną visiems. Sveiki visi žematė. Mes įsikūrė dabar naujoje studijoje, turim profesionalų apšvietimą. Mes vėl tam, kad pažiūrėtume, ką gero jūs atsiuntėt į labas.lt. Turim jau kažkiek atsirinkę. Vaidyti, kokia blogiausia tavo nuomonė buvo frazė praėjusi? Blogiausia frazė buvo, nežinau, 200 blogų ši frazė buvo. Gerai, pirmiausia, pradėkim nuo mums. Viktorija rašo, dviese smagiau. Man atrodo, dviese nesmagiau, nebent to, kai reikia tuolikų dalintis. Draugai iš pisuaro pažinsim. Toliau Kornelija mums rašo, duosim džiazo. Ai, mes čia matom jos numerį. Duosim džiazą, ne? Pala, aš pažiūrėsiu. Kornelija mūsų siūlo, duosim džiazo, Vaidutis išeina skambint. Toliau turim dar keletą frazių. Kur tu esi? Užstrigai istoriją, rašo Ieva, turbūt istorijos mokytoja. Taip greitai? Nu gerai, grįžk. Gerai, ketvirta mūsų frazė. Jei dar gyvas, parašyk. Viberio putatov. Viberio putatov. Atmes kokį nors stikerį. Lukas toliau. Kokie žmonės? Man šitas visai patinka. Tai labai svietiškas. Svietiškas. Į žemaitę galėtų Žemaitę. visi. Tysonas kažkas. Klausia, kas tau yra maždaug? Geras šitas. Ne, bet čia gal kas tau yra maždaug. Ką tau reiškia maždaug? Ai, būtis. Gabijas rašo, šaukštai po pietų. Toliau Daiva rašo, aš gražulė. Toliau rašo Godutė, aš gražesnė. Ir štai paskutinis, labas labuks, nuostabus jo planuks. Ką, šitų 10 reikia išsirinkti 3, kuriuos perduosi mūsų kapitonui. 3 geriausias. Pradedam nuo pirmos geriausias. Jamam duosim džiazą Kornelijos, kuri man stumė ragą. Toliau Ieva, kur tu esi užstrigai istorijai. Man atrodo, kad iš šito galėtų padaryti įdomų stikerį mūsų dailininkai galėtų. Labai gerai. Matas, ir kas tau yra maždaug? Kas tau yra maždaug? Gerai, perdodam viską Mantui, iki. Sveiki, čia ir vėl aš Katleris dėl Viberio dalykų. Šiandien aš ne vien su Dyko, ane? Ir mes galvojam išrinkti paskutinę turbūt geriausią frazę. Tai va, aš jau vienas, be Dykos. Tai pirma frazė būtų, duosim džiazą. Tai gera frazė, šiaip galima netgi džiazų veidą jaučiu nupiešti, kaip šitą paveiksliuką. Jeigu jinai pati nieko prieš būtų. Kur tu esi užstrigai istorijai, aš tiesą pasakęs, net nežinau, ką čia tiksliai norima pasakyti su šitą frazę. O kas tau yra maždaug, man prie širdies, nes tokia panevežėtiškas pasisakymas. Tačiau aš ir renku geriausią frazę mato, kas tau yra maždaug. Mūsų tas dizaineris sugalvos kokį gražų apipavydalinimą šitam dalykui ir matukui atitenka džempas, tom emblemom visom, kaip ir kiekvieną kartą. Ir tam kartui tiek.